Labas žiūrovai. Tai šiandien su tėčiu atvykom palydekauti į ežerą ir pabandysim pasiplaukyti su valtele ir pažiūrėti, galbūt kimba lydekos. Ir gal pavyks pagauti, o jei pavyks, tai būtinai parodysiu. Ir būtų labai smagu pažvejoti. Tai jei pagausim, tikrai bus, manau, gerai praleistas laikas, smagiai praleistas laikas. Ir turbūt dabar reikia eiti pas tėtį. Jis pradėjo pūsti valtį, tai paskui aš papūsiu ir plauksim į ežerą. Tai dar nusipirkau naują ritukę ir dabar čia yra Daiwa Ninja. Manau, puikiai ritė. Ryte teko pasikeisti, nes sena sulūžo. Irgi turėjau Daiwa, bet sulūžo. Tai va dabar toksai komplektukas. Gražiai derinas, iš tikrųjų, raudona su raudona. Ir aš ją išbandysiu šiandien. Pažiūrėsiu, ar man jį patinka. Tai būtinai plaukiant su valtim dėvėkit liemenes. Štai susisegi ir viskas super, daug saugiau, daug smagiau žvejotis ir net privaloma, tai būtinai nepamirškit dėvėti. Tai galvoju, pradėsiu žvejybą su tokiu masaliuku. Rožinis, gal veiks, gal ne, aišku, paskui keisim. Tai turėtų būti gerai. O tėtis dabar tėtis dar neužsidėjo, bet galėsiu paskui parodyti, ant ko tėvoks pradėjo žvejybą. Ant guminuko, ar ant woblerio, džerko, nežinau. Tai jau mes vietoj, vėjas šiek tiek pakilo, bet manau, lydekam gerai. Guminukas tas pats. Tai ką, bandom. Biški ant ritės valo mažokai turiu, bet viskas galbūt tvarko. Gerai. Turiu pirmą lydeką. Kaip netikėtai, tvičingaujantį šovė. Ir visai decent, visai nebloga. Opa! Kaip spaudžia. Vai. Nespausk tu. Davai, ateik, opa. Turim. Yeah! Gera lydeka. Po tiek laiko pirmoji lydeka ir žiauriai nebloga. Yeah! Eik tu sau. Kaip smagu. Tikrai nesitikėjau, taip greitai šovė. Tokius tvičingiukus biški darau ant vobleriuko ir bam, lydeka. Wow, super, yeah. Gerai, tuoj pasiemu replytą. O, prašau, tokia pirmoji lydekaitė. Gražuolė. O, sakyčiau, 60. Ir paleidžiu šią pirmąją žuvelę. Gerai. Rankas nusiplausiu. Oi, šaunuolė lydekutė, taip netikėtai užkibo, tikrai visiškai nesitikėjau ir žiūriu, galvau į kelmą net įvariau, žiūriu kažkas daužo. Gerai, super. Va, labai smagu, pavyko apžuvinti ritę, taip greitai, iš tikrųjų dar, sakyčiau, 10 minučių žvejojom ir pirmoji lydeka. Va čia taip žvejojau. Deja, nepavyko kibimų užfiksuoti, bet kad jos kimba tos lydekos tada, kai kamera yra išjungta, tai ką aš galiu iš tikrųjų pakeisti. Čia nebent reiktų visą žvejybą filmuoti, tada išeitų užfiksuoti.
turiu. Op. Va, koks laimikis. Rimts. Opa. Ešeriukas. Baik. Gerai. Galvau net iš pradžių, kad mažytė lydekutė, bet matyt prieš bangas, tai gaunas tas pasipriešinimas šioks toks. Susidaro didesnis. Op, turiu dar vieną. O. Nu, panašu, atradau gerą ešerių vietelę. Tai jie čia kimba. Panašu vėl sodinau ešerį. Jo, ešerys. Nu, šitas vos gražesnis iš tikrųjų. Va. Jau nebe 30 gramų, koksai sakyčiau 100. Va. Nu, toks ir gražuolis. Mažiukas ešeriukas. Eik tu savo. Kirtau, ešerys išskrido. Nu, mažiuks vėl ir atsikabino. Op, turiu. Lydeka. Gerai. Eik tu. Gera. Gerai, ateik. Oi, fainuolė. Opa. Super. Graibštė atsikabino. Nu, jau man pasisekė, kad graibštė jinai atsikabino. O, prašau. Tokia gražuolė dar viena. Opa. Gerai. Tai šią irgi norėčiau paleisti. Eik į vandenį, gražuolė. Opa. Plauk. Šaunuolė. Gerai, super. 2 lydekaitės ant to pačio woblerio, tai šiandien puikiai dirba. Dar be to, tėvukui irgi buvo viena gera tikrai lydeka, dar didesnė, tik už šitą drąsiai ir atsikabino. Tai vat žvejyba tikrai puikiai, lydekos kimba, šeriai kimba, nežinau, ar galima jau daugiau ko ir norėti iš tikrųjų. Tai išlipom į krantą šiek tiek pailsėti, užsikursim laužą, pavalgysim ir šiek tiek reikia išlipti, pasiselsit, kojas biški pamankštinti, nes tikrai jau skauda, tai viską pasidarysim. Dabar yra po 2 ir išplauksim toliau. Tėčių užkibo. Va, prašau, lydekutė. Ne iš didžiųjų. Graibšta. Ha? Opa. Turim. Batokę. Nu ką. Tėčių pirmoji lydekutė šiandien. Jo. Bet tikrai mažikė, aš ją toj pat paleisiu. O, jėtų. Gerai, tai patogiai atsikabina. Pagavau lydekaitį,
Tikrai, nu gal 50, gal taip gaila, biški stingeris skaudokai, bet labai gražiai pavyko atkabyti. Ir aš tą gražią žuvelę tikrai su mielu noru garbingai paleidžiu, va, plaukia. O kaip naja, torpeda į dugną. Labai smagu, žaibą tauta tai. Opa, super, super. Šaunuolis tėtis. 3 lydekos šiandien. Yeah! Op, tėtis turi. Aha, gerai. Opa, dar viena. Wow, daug didesnė šita. Ant twisterį. Ant kokio twisterį. Va toks guminukas. Na, kai vandu, va pastebėjau, kai vandu pašviesėja, durpinant kiek pabala žuvis, kokias šviesas pasidarė. Vandu dabar išskaidrėjęs yra. Iššoviau vieną žuvikę. Šiaip netaip dar pavyko pagauti. Šeriukas ir giliai įrėjęs. Kur dabar tos mano replikės. O tėtis turėjo kibimą prie to pačią. Tai vėlgi išsilaipinom. Dabar vėl esu krante. Tai plaukiam atgal. Ir teko parplaukti atgal, nes buvo toksai debesis. Ir galvojom, kad būtų puikia proga per naują vėl į kitą kraštą plaukti, žvejot. Ir galbūt pavyks pagauti dar daugiau lydekų, bet prasižvejojom. Aišku, dar nebaigim žvejybos, dar daug žvejosim iš tikrųjų, bet kažkaip nenori kibti lydekos, sukibo jos dieną. Dabar tiksliai neatsimenu, man atrodo, tarp 1 ir 3, tai tikrai čia, sakyčiau, vienas iš blogiausių laikų, kada šiaip tikėčiaus pagauti lydeką, bet kažkaip šiandien tas laikas matyt buvo geriausias. 4 lydekaitės, bet dar aišku niekas nesibaigė ir tikrai galim dar pagauti. Tai reiks turbūt greitai įsiruošti ir plaukti toliau ieškoti lydekaičių. Kokias radau gražios ogeles. Rudenį jau dvelkia. Štai. Kokios uogos gražios. Kaip viskas gražiai atrodo. Bet greičiausiai jos nevalgomas. Jeigu žinot, kas čia per uogos, parašykit, bet nerealiai atrodo. Ir jau tikrai, iš tikrųjų, puikiai jaučias, kad ruduo ateina. Tikrai jau galima drąsiai pastebėti. Beržiukai jau nori į geltonumą nešti lapai. Tie tokie
dabar nežinau kaip vadinasi, bet be beržų žiedai galbūt irgi vandenį jau plaukioja, kas būna tik rudenį, tai atrodo, kad tik buvo pavasaris, o jau ir ruduo. Žvejyba baigta, tai vakarinis kibimas buvo toks, niekas nekibo, niekas nenorėjo, apart ešerių, o lydekos kažkaip, nuo 4 taip, dienos aprimo ir viskas, nekimba. Ir bandžiau ten biškį velkiauti per visą ežerą ir nieko, išvis visiškai nieko. Nenori lydekos kažkaip vakare kibti, tai bet nieko, 4 lydekos, tai čia bet kokiu atveju super. Ir viską susitvarkysim. Ir labai noriu padėkoti, kurie žiūrėjot. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki kito karto.